Sveiki, brangūs draugai. Su jumis Valdemaras ir podkastas 5 minutės. Milžinai žemėje. Pirmieji žemės žmonės savo instrukcijas gavo iš Dievo, sukūrusio pasaulį. Tie, kurie gavo žinias tiesiai iš begalinės išminties, nestokojo jokio pažinimo. Dabar yra daug išradimų ir patobulinimų, darbą lengvinančių mašinų, kokių neturėjo žmonės senovėje. Jiems jų nereikėjo. Žmonės iki Tvano gyveno daug šimtų metų, o 100 metų sulaukęs žmogus buvo laikomas jaunuoliu. Šie žmonės turėjo sveikus protus ir tvirtus kūnus. Jie savo pilnavertį gyvenimą pradėdavo nuo 60 iki 100 metų, kai tuo tarpu dabar ilgiausiai gyvenantis žmonės sulaukia tokių metų ir suvaidinę savo vaidmenį, savo trumpame amžiuje pasitraukia iš aktyvaus gyvenimo. Buvo daug žmonių milžinų, turinčių didelį ūgį ir jėgą, pripažintų dėl savo išminties, galinčių atlikti pačius nuostabiausius darbus, bet tuo pačiu pasižymėjusių bedieviškumu, įsigalėjusi proporcingai jų meistriškumui ir protiniams sugebėjimams. Dievas išliejo daug gausių dovanų prieštvaniniams žmonėms, bet jie naudojo jo dosnias dovanas savęs pačių išaukštinimui ir pavertė jas prakeikimu, sukoncentruodami dėmesį į dovanas, o ne į jį. Jie naudojo auksą ir sidabrą, brangius akmenis ir geriausią medį, statydami savo buveines, kuriuose gyveno, stengdamėsi papuošti vienas kitą savo meno grožiu. Jie stengėsi patenkinti savo išdidžių širdžių troškimus ir mėgavosi malonumais ir nedorybėmis. Jų vaizduotė iškrypo, nes jie išstūmė Dievą iš savo planų ir pasitarimų. Jie buvo išmintingi daryti tai, ko Dievas jiems niekada neliepė daryti, išmintingi daryti blogį. Jie naudojo jiems dosniai paskirtą malonės laiką, išjuokdami Nojų. Jie menkino ir kritikavo jį. Jie juokėsi iš jo keisto uolumo ir stipraus tikėjimo apie teismą, kurį anot Nojaus Dievas iš tikrųjų įgyvendins. Jie kalbėjo apie mokslą ir apie dėsnius, valdančius gamtą. Tačiau iš Nojaus žodžių jie padarė savo šventę, vadindami jį išprotėjusiu fanatiku. Su jumis buvo Valdemaras ir podkastas 5 minutės.